7 metų aš apsilankiau pas tokį Remigijų Zolubą, fotografą, į kursus užėjau. Nežinau, jis dabar dėstytojauja, man atrodo, bet kažkaip man labai patiko, palankiau, užsikabinau, įsigijau ten kažko, ko trūko man ir pradėjau fiksuoti miestą, gatves, visokius ten įvykius, nežinau, viskas, kas krenta į akis. Tai 7 metai tikrai netrumpas laiko tarpas. Kaip pasikeitė gatvės mada, kaip pasikeitė žmonių apranga? Na, kaip čia pasakius, aš tos mados ir tos aprangos nelabai seku, jeigu tiesą pasakyti. Aš tik tai fiksuoju tai, ką matau, o kiti žmonės galbūt iš mano nuotraukų daro išvadas apie tuos pokyčius, tendencijas, žinai, galbūt kas man pavyksta stilingesnį užfiksuoti. Tai va, tai kaip tamsių drabužių buvo daug, taip ir liko, man atrodo, tai tų žmonių apsirengimuose. Kaip žmonės labiau klasiškai mėgdavo rengtis, taip ir dabar mėgsta. Labiau klasiškai, nelabai išsiskiriančiai, žinai. Bet būna ir reiškinių, apraiškų, tokių liberalių pažiūrų drabužių srity, žinai, kur pačių jaunesnių žmonių tarpe, kur nebijo savęs išreikšti, ten drąsiai žiūri suderinamus dalykus. O lietuvės drobios moterys ar linkę papozuoti, ar pamatę kamerą iš karto slepia veidą ar nusisuka? Mūsų žmonės apskritai drovus, man atrodo, palyginus su gal čia toks šiaurietiškas labiau mentalitetas, žinai, žmonių toks labiau požiūris į aplinką, kad, nežinau, ten dar saviraiškai vietos paliekama dar šiek tiek, žinai, tobulėti. Apie moteris kalbant, tai visokių pasitaiko. Būna su polėkiu, būna, kur nuleidžia akis žmonės, žinai, apskritai, kaip ir visur kitur reaguoja, kai pamato į tave nukreiptą kamerą, nežinodami, kokiu tikslu tu tą darai, ar tu fiksuoji vaizdus, ar tu čia dar kažką, ar čia, nežinau, gal čia kokia klasta slypi, žinai. Bet aš visada pasisveikinu, padėkoju už kažkokią pagautą akimirką, jeigu turiu galimybę ir tiek. Pas jūs dažnai prie nuotraukos būna prierašas argi negražios mūsų moterys. Taip. Tai kas jums kaip vyrų, kaip fotografų yra gražiausia pas moteris? Kas atkreipia jūsų objektyvo? Matot, vieniem gražios yra Rubenso moteris, kitiem graži Nefertytė. Vieniem gražios ten tų kontūrų tokių truputėlį pilnesnių, kitiem, nu nežinau, čia įvairovė yra. Čia negali pasakyti iš pirmo žvilgsnio. Kaip ten tas grožis susideda iš komplekso priemonių, elgsenos, kaip žygiuoja moteris, kaip ten žvilgsnis koks ir tas grožis atsiskleidžia. Kartais net po to nuotrauko tik tai atsiskleidžia iš pradžių. Gatvėje, kur užfiksuoja vaizdą, tai ne iš karto matai, o tik tai po to, kai pasikrauni, pasižiūri atidžiau, galvoji, visiškai akiai patrauklus žmogus eina. Labiau patrauklus nei kiti, nežinau, čia subjektyvus vertinimas labai. Ką žinau, man viskas gražu, man močiutė žiūrinti savo kūdikį prie vežimėlio palinkus su žurnalu irgi gražu. Irgi gražu, žinai, čia nelieko kas tas grožis. Taip kad ir vėl išsisukau. Nenoriu visų ten vienos grupės įžeisti, kitą privilegijuoti ir atvirkščiai, žinai, ten tų žmonių, moterų ar vyrų kokie nors. Ten labai subjektyvus tas dalykas yra grožis. Man lygiai taip pat, nežinau, man pačiam dar nesuformavęs tikriausiai iki galo tas grožio suvokimas, ten tų moterų ir tų vyrų pačių, žinai, kaip ten yra su jais. O ką jums mieliau fotografuoti? Ar renginius, ar tiesiog paprastus gatvėje žmonės? Čia du skirtingi dalykai, žinai. Kai eini į renginį, tai turi tikslą užfiksuoti kažkokį tą įvykį, padengti jį. O kai savo malonumui eini gatvę ir ieškai akimirkų,
kurias tik tu vienas matai tuo momentu, tai čia visiškai kas kita, man atrodo. Man ir ten įdomu. Iš tikrųjų, mūsų tas vadinamas pramogų pasaulis yra gana toks, kaip čia, apribotas tam tikrais žmonėmis, kurie tiesiog kviečiami, vaikšto, jaučia malonumą, jiems patinka, žmonėms, kurie juos fiksuoja, taip pat patinka, kaip jie rengiasi, kaip skirtingai elgiasi, ar atrodo skirtingose vakarėliuose. Viskas labai gerai, čia kiekvienas turi savo malonumą, vieni iš darbo, kiti iš vaikščiojimo į tuos renginius. Tai labai teigiamai vertinu tą mūsų pramogų pasaulį, kuris yra labai mažas, tačiau kuris turi savo džiaugsmus ir nuoskaudas, ir kažkokius tai ten paskalas, ir jie iš to gyvena, sukasi, verda ir visiems iš to tik tai gerai, aš taip manau. O merginos neteina pačios prie jūsų, nepasakyti, fotografuoti? Nu, visko būna, tai žmonės įvairūs yra. Pakalba, pasijuokiam, gal ir vienas kitas žmogus, ne tik tai merginos, bet ten šiaip pažįstami kokie draugai. Arba šiaip žmonės būna, kad ir nepažįstami, bet pradeda dėkoti. Ten viena moteris ten €1,5 man davė kažkodėl, tai už kažkokią nuotrauką prie kalėdų eglutės. Sako, daugiau nieko neturiu, noriu taip atsidėkoti, va štai jums €1,5. Oi, ponia, sakau, labai ačiū, duokit. Ir paėmiau, nes suvalkietis, nu tai paėmiau. O, suvalkietis su suvalkietė. O sakykit, nebuvę kažkokių kurioziškų situacijų, kai nufotografuoti merginą ar prisistato vaikinis, ką čia fotografuoju mano moteriai. Nebuvę tokių problemų? Arba atvirkščiai. Ne, kaip, nu tai būna įvairiai, nes kartais vyriškoji pusė būna taip, kad nelabai smagiai nusiteikia, būna nenori, kad jų ten mergina matosi, kad jau, žinai, ten atsiveria ten veidas, šypsosi visą kitą, o tas vaikinas rankos traukia, einam, toks tipiškas, žinai, nenoras kažką ten, bet aš tuom ir nepiknaudžiauju, ne, tai žmonės nenusiteikia, tai kam čia lysti į akis, žinai. O kalbant apie vyrus, kaip vyrai gatvės madoje elgiasi, kaip jie atrodo, kaip jie, ar jie keičiasi jų stilius, ar jie vis dar konservatyvūs ir sako, kad su kroksais lietuvių vyrai eina į gatvę. Kaip yra? Gal ir su kroksais, tai kažkodėl tai retai matau, atsipalaidavusius tokius, žinai, ir su kroksais, ir su pižamom. Čia kokie jaunesni iš kokių festų, gal grįžę vasarą, savo dar gali leisti, o taip, bet tokiom dienom kitų metų laikų tai retai pamatysi tokių, žinai, nebent čia koks su polėkiu, hipsteris ar kaip ten jie save vadina, žinai. Tai tokių galbūt dar ir pamatysi, žinai, dabar, o šiaip tai įprastai, tradiciškai, klasiškai žmonės. Čia jau tada reikia rodyti išmonę, kad tu kažkokį tai įamžintum kitą viziją, kitą vaizdą. Tai Lietuvos vyrai solidus? Na, solidus vyrai, vaikinai, jo, dažnai būna solidus. Yra išimčių, bet paprastai tai išlieka solidus iki paskutinio. Ir kuriuose vietose Vilniaus jūs galima dažniausiai sutikti? Kur? Kur ieškoti? Kur daugiausiai žmonių būna, žinai, ne. Kai tu meną išeini daryti ir seki situacijas kažkokias, tai kai oras niūresnis, tai leidžiu savo ir pasivaikščioti po tokius atokesnės vietas. Bet kai puikus oras ir saulė šviečia, visi išeina į gatves savo pasimėgauti šitais spinduliais. Tai va, kur dažniausiai žmonių būna, kokia vokiečių Vilniaus ar, nežinau, čia aplink senamiestį, kodėlgi ne.